Kalbės mokslinės patarėjų tarybos narys Fred Hooper. Ačiū Jums. Man tikrai malonu būti čia. Aš turėjau galimybę būti šioje salėje lapkričio mėnesį, kada buvo balsavimai čia. Ir tuomet buvo taip pat tamsu, kaip ir dabar. Bet kuriuo atveju man malonu būti su Jumis. Vakar mes turėjome šaunų togo vakarėlį, tiesa. Ir kiek iš Jūsų esate gimę čia prieš 1939 metus? Ar yra čia tokių? Žinot, priežastis, dėl ko aš paklausiau, nes daktaras Artūras Ferstas, vyresnysis mokslinės patarėjų tarybos narys, ir man yra didelė garbė kartu su juo tarnauti šioje taryboje, tam, kad pamatytumėte tam tikrus dalykus iš perspektyvos. 1939 metais jis išleido savo pirmąjį mokslinį darbą. Tiek metų jis buvo atsidavęs darbui ir tyrinėjimams mokslo sferoje, išleido 250 mokslinių darbų. Aš net negaliu įsivaizduoti šitiek daug. Aš išleidau keletą darbų, tik tai kelis. Daktaras Ferstas 250 darbų ir vis dar ligšioliai jis nenustojo spausdinęs savo darbus. Prieš išvažiuodamas iš namų, iš jo gavau faksą, tai yra jo parašytą laišką vienos mokslinės leidyklos redaktoriui dėl išspausdinto straipsnio apie genetinės inžinerijos planus. Ir štai jis visus šiuos metus atsidavęs mokslui ir vis dar aktyviai bedalyvaujantis šioje srityje. Kai vyksta mūsų mokslinės tarybos narių susirinkimas, kai kurie iš mūsų jaunesnių esame linkę daugia žodžiauti, kai iš tikro turėtume daugiau klausytis. Bet kai daktaras Ferstas atveria savo burną, visi nutyla, nes jie žino, kad klausysis žmogaus turinčio daugiametę patirtį. Ir kaip aš jau paminėjau, laikau tai didelę garbę dirbti kartu su juo, ir toks žmogus bendradarbiaudamas ir būdamas vyresniuoju, mokslinės patarėjų tarybos nariu neįtikėtinai papildo GNLD. Vakar jis šauniai akcentavo mokslo svarbą versle. Jis kalbėjo apie mokslinę patarėjų tarybą, apie tai, ką mes padarėme, apie leidinius, tyrinėjimus. Kartais mes galime kažką pailiustruoti, pateikdami pavyzdžius, ir aš norėčiau pateikti Jums pavyzdį, kalbantį apie klaidingą mokslą arba pseudomokslą. Aš atvykau čia į Suomiją penktadienį popietę, nuvykau į viešbutį, į savo kambarį, ir pirmas dalykas, ką aš padariau, įsijungiau televiziją. Žinot, kai keliaujate vienas, jūs darote tai, įsijungite televiziją, kad negalvotumėte, jog esate vienas. Aš įsijungiau televiziją, susiradau kanalą, kur buvo kalbama angliškai, ir tai buvo reklaminė informacinė laida, trunkanti apie 30 minučių. Jie turi tiek mažai ką pasakyti Jums, bet jiems reikia išdėstyti tai per ilgą laiką, todėl jie tiek daug kalba. Bet aš noriu Jums parodyti, ką jie darė ir sakė. Jie pardavinėjo tam tikrą produktą. Ir viskas buvo labai gražiai suorganizuota. Aš nupiešiu Jums paveikslą, kaip tai atrodė.
Žmogus, pristatantis tą produktą, buvo išvaizdus džentelmenas, gerai prabangiai apsirengęs, gerai ir aiškiai kalbėjo. Žodžiu, tai buvo įtikinantis žmogus. Ir šalia jo buvo patraukli moteris, kuri padėjo jam jo prezentacijoje. Matai, tau, Dagai ir Džordžai, tai gali būti toji problema, kurią mes turim, nes aš dažniausiai susiduriu su žmonėm kaip Bill Benz ir Nicholas Lenfeld. Nicholas yra gražus vyriškis, bet jeigu jam ir toliau taip slinks plaukai kaip dabar, greitai jis taps toks kaip Bob Brasfield. Bet jie sudarė tokią puikią atmosferą, kuri argumentus padaro įtikinančius. Ir jie norėjo parodyti, kaip jų pristatomas produktas padėtų jums numesti svorį, kuomet ta medžiaga būtų sujungiama su riebalais ir taip jūs būtumėte apsaugoti nuo riebalų kaip kalorijų naudojimo. Štai kaip jie tai pademonstravo. Jie paėmė taurę vandens ir įdėjo 5 gramus riebalų į taurę. Žinoma, riebalai plūduriavo ir mes visi žinom, kas ten vyksta. Po to jie įdėjo apie 2 gramus to specialaus mišinio į vandenį su riebalais ir pradėjo tai maišyti. Riebalai pradėjo irti į mažus rutuliukus. Galima buvo matyti tos mažus rutuliukus vandenį. Jie aiškino, kad ta masė, kurią jie įdėjo, privertė riebalus suirti mažus rutuliukus, bet tai klaidinga. Jūs paimkite riebalus, įdėkite į vandenį, maišykite ir riebalai automatiškai suirsi rutuliukus. Ir kuo ilgiau jūs maišysite, to mažesni bus tie rutuliukai. Taip. Jie teigia, kad ta medžiaga užkoduoja riebalų rutuliukus, perneša juos per kūną ir apsaugoja nuo absorpcijos. Pagalvokite apie tai akimirką. Visų pirma, jie įdėjo apie 5 gramus riebalų į stiklinę ir apie 2 gramus to mišinio. Paprastai mes suvartojame apie 100 gramų riebalų kasdien. Taigi, jeigu aš naudočiau šitą produktą pagal nustatytą santykį, man kasdien reikėtų jo suvartoti apie 40 gramų. 40 gramų tabletę pagal tai, ką jie rodė per savo demonstravimą. Bet žinot, svarbiausia, jeigu produktas būtų efektyvus, užkoduojant riebalus ir pernešant juos per kūną, tai taip pat nėra moksliškai geras dalykas. Kas vyksta, jeigu riebalai yra pašalinami iš kūno? Kas yra pašalinama kartu? Vitaminas A, vitaminas D, vitaminas E, vitaminas K, karotenoidai. Jie pašalinami kartu su riebalais. Taigi, tai yra pseudomokslo pavyzdys. Jie surenka auditoriją, kuri nėra susipažinusi su mokslu, jie sukuria tariamai mokslinį bandymą arba tariamai mokslinį demonstravimą, kuris nieko ir neiliustruoja, išskyrus tai, kad jie mano, jog dauguma auditorijoje esančių žmonių yra nemokšos, kvailiai ir jie pirks šį produktą. Ir labiausiai liūdinantis dalykas šiame demonstravime, kad tai buvo Amerikos kompanija, atėjusi į šią sritį ir bandanti parduoti savo produktą per informacinę reklamą. Tai nėra mokslas, tai yra pseudomokslas. Artūras paminėjo vakar vieną junginį EDTA.